Donatas Motiejūnas neįvertintas žaidėjas ar egoistas, apie kokį mes esame girdėję iki šiol. Ko gero, visi Lietuvos krepšinio rinktinės fanai, kurie stebi rinktinės žaidimą eilę vasarų, žino apie užsitęsusį konfliktą tarp Donato Motiejūno ir Jono Kazlausko, buvusios federacijos ir Dainiaus Adomaičio. Visą laiką būdavo tokių kalbų, kad Donatas Motiejūnas gadina viską rūbiniai savo egoizmai, savo elgesiu ir gadina tą vadinamą vaibą. Bet ką mes matome dabar? Mes matome, kad atėjo nauji treneriai, nauja federacija, matome Donatą Motiejūną naujom spalvom. Tai yra žmogus, kuris labai subrendęs, kalba labai aiškiai, labai gražiai dėlioja mintis, kaip susitaiko su savo rolė, kaip jis žaidžia, kaip kalba, kaip bendrauja su žiniasklaida. Tai yra aukščiausias lygis ir kyla klausimas, ar toks Donatas Motiejūnas buvo visą laiką, ar subrendo su metais. Manyčiau, kad Motiejūnas visą laiką buvo toks, kokį mes matom dabar, tiesiog būdavo pastatomas į tokią situaciją arba su juo elgiamasi taip, kas iššaukdavo jo negatyvų elgesį ir tie visi pasakojimai apie vaibo ir viso to broliškumo gadinimo rūbiniai buvo tiesiog paskleistas mitas ir pateisinimas, kodėl Donatas nežaidžia. Ir tikroji esmė ir prasmė, kodėl jis nežaidė, buvo ne jo egoistiškumas ir rūbinės kontakto gadinimas, o tiesiog asmeniniai konfliktai, gal sakyčiau, ar nesusikalbėjimai, ar nesusipratimai. Taigi linkime Lietuvos rinktinės žaidėjams ir Donatui Motiejūnui kuo daugiau pergalių, kuo didesnio susikaupimo ir judam toliau už Lietuvą.